Internetas pamilo vaizdo įrašus, kuriuose maža makaka, kuri niekada nepaleidžia oranžinio pliušinio orangutango. Socialiniuose tinkluose tai tapo savotišku simboliu. Milijonai peržiūrų, tūkstančiai komentarų, tačiau tai, ką mato internetas, yra tik dalis istorijos. Už kadro makaka išgyveno motinos atstumimą, sudėtingą integraciją į 60 makakų grupę ir nuolatinę darbuotojų stebėseną. Šiandien jums pristatysiu istoriją apie Punch, nuo gimimo iki pirmųjų žingsnių tarp kitų makakų. 2026 metais vasarį socialiniuose tinkluose pradėjo plisti trumpi vaizdo įrašai iš Japonijos, zoologijos sodo. Juose matomas mažas makakos jauniklis, įsikibęs į didelį oranžinį pliušinį orangutangą. Šis jauniklis Punch per kelias savaitės tapo vienu labiausiai aptariamų gyvūnų istorijoje. Punch yra japoninės makakos rūšies jauniklis. Tai vienintelė natūraliai Japonijoje gyvenanti makakų rūšis ir viena šiauriausiai pasaulyje gyvenančių primatų rūšių. Šios makakos gyvena labai skirtingomis klimato sąlygomis, nuo subtropinių pietų Japonijos regionų iki šaltų, snieguotų šiaurinių teritorijų. Dėl tankaus kailio ir gebėjimo prisitaikyti prie sezoniškai kintančios aplinkos, jos dažnai vadinamomis sniego makakomis. Kai kuriuose vietovėse jos žiemos metu net maudosi karštosiose versmėse. Japoninės makakos pasižymi sudėtinga socialinė struktūra. Bendruomenėse yra svarbiausia motinos linija, patelės lieka toje pačioje grupėje visą gyvenimą, o jų socialinis statusas dažniausiai tiesiogiai susijęs su motinos padėtimi. Tai reiškia, jeigu motina turi aukštą rangą, tai tikėtina, kad ir jos jaunikliai užims aukštesnę poziciją ir atvirkščiai. Taigi makakų bendruomenėje šeima nėra tik biologinis ryšys, tačiau tai nurodo vietą grupėje. Grupėje paprastai gyvena kelių kartų patelės, su savo jaunikliais bei suaugę patinai. Tačiau patinų padėtis kitokia. Jie sulaukia brandos palieka gimtąją grupę ir ieško naujos. Todėl patinų hierarchija dažnai kinta, atsiranda nauji nariai, kartais susiformuoja laikinos tik patinų grupės. Viduje galioja aiški dominavimo tvarka. Tokiu būdu reguliuojama prieiga prie maisto, poravimosi galimybės ir net tai, kas gali sėdėti arčiau šiltesnės vietos žiemą. Konfliktai dažniausiai nebūna atviri, taigi neretai makakoms pakanka žvilgsnio, kūno padėties ar stumtelėjimo, kad gentainiams būtų priminta apie hierarchiją. Ypač svarbus yra motinos ir jauniklio ryšys. Pirmuosius gyvenimo mėnesius jauniklis beveik nuolat laikosi įsikibęs motinos. Taip pat kartu maitinasi bei mokosi. Stebi, kaip motina reaguoja aukštesnio rango grupės narius, kaip pradeda ar nutraukia konfliktus. Tokiu būdu jauniklis dažnai perima socialinės taisyklės. Taigi makakų bendruomenėje motina yra pirmoji mokytoja, socialinis skydas ir tarpininkė tarp jauniklio ir visos bendruomenės. Japoninių makakų socialinė struktūra susiformavo evoliucijos metu, laukinėje gamtoje. Ten hierarchija, motinos linija ir ankstyvas jauniklio prisirišimas prie motinos yra būtina sąlyga išgyvenimui. Tačiau svarbu suprasti, kad net ir zoologijos sode šie evoliucijos metu susiformavę mechanizmai neišnyksta. Nors gyvūnai prastai gimsta nelaisvėje, jų elgesį vis tiek formuoja genetika. Makakos gimusios zoologijos sode nėra prisitaikiusios prie dirbtinės aplinkos socialinė prasme. Instinktai, dominavimas ir motinystės modeliai išlieka tokie patys, kaip ir laukinėje gamtoje. Zoologijos sodo sąlygos gali būti saugesnės, su reguliariu maitinimu ir veterinarų priežiūra. Tačiau socialinė dinamika tarp makakų dažnai išlieka labai panaši į laukinę. Hierarchija, jauniklių priklausomybė nuo motinos vis tiek veikia pagal tuos pačius principus. Todėl, kai jauniklis yra atstumiamas motinos, tai nėra nelaisvės anomalija. Tai elgesys, kuris gali pasitaikyti ir laukinėje gamtoje. Skirtumas tas, kad zoologijos sode žmogus gali įsikišti ir perimti globą. Punch gimė 2025 m. Liepos 26 d. Išikavos miesto zoologijos sode, Japonijoje. Iškart po gimimo tapo aišku, kad jo motina nerodo įprasto rūpestingumo. Ji nesidomėjo jauniklio priežiūra ir netrukus jį atstūmė. Kitą dieną Punch buvo pradėtas maitinti dirbtinai. Jis gėrė pieną iš buteliuko, o 2 prižiūrėtojai pradėjo jį auginti. Pirmosiomis savaitėmis Punch daug laiko praleido laikydamasis minkšto pliušinio žaislo, oranžinio orangutango iš Ikea.
Šis žaislas tapo jaunikliui emociniu prieglobsčiu ir savotišku motinos atitikmeniu, prie kurio jis galėjo prisiglausti, laikytis ir miegoti. Tuo pačiu metu prižiūrėtojai stebėjo jo sveikatą, reguliariai tikrindavo kūno svorį ir temperatūrą, užtikrindami, kad jauniklis augtų sveikas. Punch pirmą kartą prisijungė prie kitų makakų grupės, kurią sudaro apie 60 primatų zoologijos sode 2026 m. sausio 19 d. Pirmosiomis dienomis po įtraukimo į primatų bendruomenę Punch laikėsi atokiau. Jis stebėjo, kaip bendramžiai žaidžia, bendrauja, tačiau pats nedrįso tiesiogiai prisijungti. Dėl motinos nebuvimo jauniklis jautė nerimą, o nauja socialinė aplinka atrodė sudėtinga ir bauginanti. Kai Punch buvo perkeltas į grupę, jam buvo paliktas tas pats pliušinis orangutangas. Jauniklis beveik visada laikėsi šalia jo, žaislą nešiojo aplink teritoriją, miegodavo prie jo ir pasitelkdavo kaip emocinę atramą. Tai Punch padėjo jaustis saugiau ir labiau pasitikėti savimi, o žaislas praktiškai niekada nebuvo paleidžiamas, visada likdavo su jaunikliu. Per pirmasias dienas Punch daug laiko praleido stebėdamas grupės elgesį ir mokydamasis atpažinti įvairius socialinius signalus. Jis pradėjo pastebėti, kurie gestai reiškia kvietimą žaisti, o kurie ribą ar dominavimo ženklus. Nors jauniklis vis dar dažnai laikėsi šalia pliušinio žaislo, jis ėmė aktyviau reaguoti į jaunesnius ir draugiškesnius bendraamžius. Kartais leisdavo švelniai liesti, atsakydavo į žaidimo bandymus. Taip, Punch palaipsniui ugdė pasitikėjimą savimi ir priprato prie grupės, suprasdamas kaip saugiai įsitraukti į socialinę aplinką. Po pirmųjų atsargių sąveikų Punch palaipsniui įgijo daugiau pasitikėjimo savimi. Jauniklis net pradėjo formuoti ryšius su suaugusiais, ypač aukštesnės hierarchijos patelėmis. Kai kurios leisdavo priartėti, tokie draugiški, o kartais ir nebūtinai draugiški kontaktai padėjo Punch išmokti atpažinti dominavimo signalus bei įgyti pirmasias pamokas iš vyresniųjų. Svarbus pokytis buvo tai, kad Punch pradėjo atpažinti kūno kalbos signalus. Pastebėjęs suaugusių makakų dominavimo ženklus, Punch pradėjo juos tinkamai reaguoti, atsitraukdavo, laikydavosi atsargiai. Punch fizinė sveikatos būklė nuo gimimo iki vėlyvesnio integracijos etapo buvo nuolat stebima ir dokumentuojama zoologijos sodo veterinarų. Nuo pat gyvenimo pradžios jo sveikata nerodė jokių abejotinų signalų. Darbuotojai pranešė, kad jauniklis tinkamai maitinasi ir nėra jokių simptomų rodančių infekcijas ar rimtas fiziologinės problemas, kurios galėjo paskatinti motinos atstūmimą. Veterinarai ypač atidžiai sekė Punch svorio augimą ir raumenų vystymąsi, nes jis augo be motinos, kuri natūraliai prisidėtų prie judesių koordinacijos ir fizinio aktyvumo skatinimo. Pirmosiomis savaitėmis jauniklio kūno svoris buvo matuojamas kelis kartus per savaitę, o veterinarai akylai stebėjo, ar jis auga tokiais pat tempais, kokie būdingi panašaus amžiaus makakoms. Iki tol, kol jis buvo integruotas į grupę, jo fizinis aktyvumas ir bendras elgesys buvo apibūdinamas kaip normalus. Zoologijos sodo atstovai pranešė, kad Punch aktyviai tyrinėjo aplinką, žaisdavo su pliušiniu žaislu ir buvo budrus. O tai mediciniškai laikoma kaip teigiamų ženklų, kadangi įprastai sveiki makakų jaunikliai rodo aukštą aktyvumo lygį ir domėjimąsi aplinka. Vis dėlto, fizinė ir elgesio reakcija į stresą taip pat buvo dalis veterinarų stebėjimo. Stresas gali pasireikšti per sumažėjusį apetitą, neįprastus judesius ar svorio kritimą. Veterinarai taip pastebėjo elgesio pokyčius po sąveikos su kitomis makakomis, nes socialinė dinamika yra glaudžiai susijusi su fiziologinė būkle, imunitetu ir nervų sistema. Nors Punch kartais rodė atsargų elgesį, veterinarų komentarai nurodė, kad tai nebuvo streso ženklas, o natūrali prisitaikymo reakcija į naujas socialinės situacijas. Iki 2026 m. vasario Punch buvo apibūdinamas kaip aktyvus, energingas ir fiziškai geros būklės, gebantis pats valgyti ir bendrauti su kitomis makakomis be nuolatinės prižiūrėtojų pagalbos. Taip pat zoologijos sodo atstovų pranešime buvo pastebėta, kad jokios rimtos sveikatos problemos per integracijos procesą nebuvo užfiksuotos. Veterinarai taip pat pabrėžė,
kad nors Punch turėjo iššūkių dėl socialinio streso, jo bendras elgesys ir fiziniai rodikliai rodo, jog jo raida atitinka normas, kurias matome sveikų makakų jauniklių vystymosi metu. Tai svarbu ne tik dėl biologinio vystymosi rodiklių, bet ir todėl, kad stresas ir socialinis prisitaikymas paprastai veikia imuninę sistemą, o Punch imuninė sistema neparodė jokio reikšmingo susilpnėjimo. Punch atvejis nėra visiškai neįprastas primatų pasaulyje. Japoninės makakos, kaip ir daugelis kitų primatų rūšių, paprastai rūpinasi savo jaunikliais, tačiau tam tikrais atvejais motinos gali sumažinti rūpestį ar net visiškai atstumti savo jauniklius. Toks elgesys dažniausiai kyla iš kelių tarpusavėje susijusių veiksnių. Pirmą kartą atsivedusios patelės dažniau daro priežiūros klaidų. Jaunoms makakoms gali trūkti patirties atpažinti jauniklio signalus, tinkamai jį laikyti, maitinti ar reaguoti į jo stresą. Pastebime, kad pirmagimių mirtingumas primatų grupėse dažnai yra didesnis nei vėlesnių palikuonių, būtent dėl motiniškos patirties stokos. Tokiais atvejais atstumimas nebūtinai yra sąmoningas. Kartais tai pasireiškia kaip sumažėjęs dėmesys, nepakankamas žindymas ar fizinio kontakto vengimas. Socialinis stresas ir hierarchija gali būti kita priežastis. Makakų grupės grindžiamos aiškia dominavimo sistema. Žemesnio rango patelės dažniau patiria agresiją ar spaudimą iš aukštesnio statuso patelių. Nuolatinė socialinė įtampa gali paveikti makakas. Hierarchinėje struktūroje motinos padėtis lemia ir jos jauniklio socialinę ateitį. Jaunikliai paveldi motinos statusą. Todėl žemesnio rango patelė gali būti mažiau linkusi aktyviai ginti jauniklį grupėje, vengdama papildomo konflikto. Nuolatinis budrumas ir poreikis prisitaikyti prie dominuojančių narių eikvoja energiją, kuri kitu atveju būtų skiriama priežiūrai, žindymui ir fiziniam kontaktui. Tokioje aplinkoje motiniškas elgesys tampa ne tik instinkto, bet ir socialinės strategijos klausimų. Patelė gali rodyti ribotą artumą, siekdama sumažinti riziką savo pačiai. Taip pat būtina paminėti galimas sveikatos problemas arba genetinius veiksnius. Kartais motinos elgesys gali būti susijęs su genetinėmis ar sveikatos problemomis, tiek pačios motinos, tiek jauniklio. Jei motina jaučia, kad jauniklis turi sveikatos sutrikimų, instinktyviai gali sumažinti priežiūrą. Nors Punch atveju nebuvo pranešta apie specifines sveikatos problemas, tokios galimybės biologijoje egzistuoja. Motinos fizinė būklė po gimdymo turi itin didelę reikšmę. Gimdymas yra fiziologiškai sudėtingas procesas, po kurio gali pasireikšti išsekimas, infekcijos, hormonų disbalansas. Jei patelė patiria skausmą ar bendrą silpnumą, ji gali vengti ilgalaikio fizinio kontakto su jaunikliu arba negalėti užtikrinti pakankamo žindymo. Tokiais atvejais atstumimas gali būti labiau susijęs su motinos organizmo ribotomis galimybėmis, nei su sąmoningu elgesio pasirinkimu. Taip pat svarbus hormoniniai mechanizmai. Motinišką elgesį reguliuoja sudėtinga hormonų sistema. Jei dėl streso, ligos ar kitų priežasčių sutrinka hormonų pusiausvyra, prisirišimo formavimasis gali būti silpnesnis. Net ir nedideli pokyčiai gali paveikti reakciją į jauniklio verksmą, kvapą ar fizinį artumą. Kita vertus, kai kuriais atvejais motina gali reaguoti į paties jauniklio silpnumą. Jei jauniklis gimsta per mažo svorio, turi gimtų sutrikimų ar pasižymi vangių elgesių, jo išgyvenimo tikimybė natūralioje aplinkoje sumažėja. Žinoma, kai kurie elgesio bruožai, skaitant jautrumą stresui ar motiniško prisirišimo stiprumą, gali būti paveldimi. Todėl atstumimas kartais gali būti susijęs ne vien su esama situacija, bet ir susijęs su platesniu biologiniu fonu. Svarbu pabrėžti, kad tokie procesai nėra šalti ar sąmoningai žiaurūs sprendimai. Jie atspindi sudėtingą fiziologinių mechanizmų, aplinkos sąlygų ir evoliucinę sąveiką, kuri per ilgą laiką formavo primatų elgesį. Svarbu pabrėžti, kad nors Punch motina jį atstūmė, zoologijos sodo darbuotojai galėjo imtis veiksmų, kurie užtikrino jo išgyvenimą. Priežiūra ir pliušinio žaislo naudojimas suteikė jaunikliui galimybę išgyventi ir palaipsniui integruotis į socialinę grupę, kas laukinėje gamtoje būtų neįmanoma.
Tokiose situacijose žmogaus įsikišimas paprastai apima nuolatinį stebėjimą, reguliuojamą maitinimą, kūno temperatūros palaikymą bei kitų išgyvenimui reikalingų sąlygų užtikrinimą. Pliušinis žaislas atlieka daugiau nei emocinę funkciją. Jis padeda kompensuoti motinos kūno šilumą, prisilietimo ir saugumo trūkumą. Primatams fizinis kontaktas yra esminė psichologinio stabilumo ir socialinio vystymosi dalis, todėl nedirbtinis pakaitalas gali turėti reikšmingą poveikį jauniklio nervų sistemos raidai. Be to, zoologijos sodo specialistai dažnai siekia išlaikyti pusiausvyrą tarp būtinos pagalbos ir pernelyg didelio prisirišimo prie žmogaus. Per didelę žmogaus socializaciją gali apsunkinti vėlesnę integraciją į makakų grupę, todėl priežiūra paprastai planuojama taip, kad jauniklis išmoktų rūšiai būdingų elgesio modelių, o reintegracija į grupę yra sudėtingas procesas, reikalaujantis atidaus laiko pasirinkimo ir kitų individų reakcijų stebėjimo. Sėkmingas prisitaikymas rodo, kad net nutrūkęs ankstyvas motinos ryšys gali būti bent iš dalies kompensuojamas tinkama priežiūra ir socialinė aplinka. Apibendrinant, pančmotinos atstumimas gali būti paaiškinamas sudėtinga biologinių, socialinių ir aplinkos veiksnių sąveika. Tokie atvejai, nors ir retai pastebimi, yra natūrali primato elgesio dalis, o pančistorija pabrėžia, kaip žmogaus įsikišimas gali pakeisti jo išgyvenimo galimybes. Ši istorija primena, kad gyvūnų elgesys negali būti vertinamas vien per žmogiškųjų emocijų prizmę. Tai evoliuciškai susiformavusių fiziologinių galimybių ir socialinės dinamikos rezultatas. Kartu, panč atvejais išryškina ir kitą svarbų aspektą – žmogaus gebėjimą įsikišti ir atsakingai kompensuoti tai, ko natūraliomis sąlygomis jauniklis netektų. Panč istorija tapo tarptautinė sensacija 2026 m. vasario mėnesį, kai Išikavos zoologijos sodas viešai paskelbė informaciją apie jauniklio motinos atstūmimą ir žmonių priežiūrą. Paskelbta medžiaga, kurioje panč matomas su savo pliušiniu orangutangu, greitai išplito socialiniuose tinkluose, įskaitant X, Instagram ir Reddit. Ir netrukus istorija pradėjo dalintis didžiausi pasaulio žiniasklaidos kanalai. Šis viešumas turėjo tiesioginį poveikį zoologijos sodui. Lankytojai pradėjo plūsti didesnėmis nei įprasta grupėmis. O kai kuriomis dienomis susidarė tokios eilės, kokių zoologijos sodas nematęs istorijoje. Sodui teko riboti fotografavimą ir reguliuoti įėjimą, kad būtų sumažintas papildomas stresas gyvūnams. Viešai buvo atsiprašyta lankytojų dėl galimų vėlavimų, o darbuotojai pripažino, kad panč populiarumas buvo netikėtas. Socialiniuose tinkluose reakcijos buvo įvairiapusės. Vartotojai išreiškė tiek užuojautą, tiek susižavėjimą panč istorija. Daugelis žmonių lygino jo izoliaciją, prisitaikymą prie naujos socialinės aplinkos su savo patirtimis, patiriant atstūmimą ar vienatvę. Komercinis efektas taip pat buvo akivaizdus. Ikea pliušinis orangutangas, tapęs panč emociniu simboliu, staiga tapo labai paklausus. Kai kuriuose rinkose šio žaislo atsargos ištuštėjo, o kai kurie pirkėjai netgi pradėjo jį perparduoti eBay už kelis šimtus $. Be to, įmonė sureagavo į viešumą ir padovanojo papildomų pliušinių žaislų zoologijos sodui. Įdomu, kad istorija apie panč virto kultūriniu reiškiniu. Google įtraukė specialią animaciją į panč Google paieškas su krintančiomis rožinėmis širdelėmis, kuriuose matomas panč, o socialinės tinkluose vartotojai nuolat dalinosi memais, nuotraukomis ir vaizdo įrašais. Daugelio reakcijose buvo juntamas asmeniškas santykis su panč. Žmonės ne tik reiškė užuojautą, bet ir tarsi perkelė jo patirtį į savo gyvenimo kontekstą. Jauniklio išgyvenimai buvo interpretuojami per asmeninių patirčių prizmę – atstūmimo, vienišumo ar siekio būti priimtam. Tai rodo, kad gyvūno istorija veikia ne tik kaip faktinis pasakojimas, bet ir kaip emocinis naratyvas, leidęs žmonėms atpažinti ir įvardinti savo jausmus per kito, šiuo atveju japoninės makakos jauniklio, patirtį. Galiausiai, panč istorija parodė, kad vieno gyvūno patirtis gali turėti plataus masto poveikį visuomenės sąmoningumui, zoologijos sodui ir tarptautiniam žiniasklaidos dėmesiui. Ji taip pat pabrėžia, kad žmonės reaguoja į gyvūno emocijas, pasitelkdami empatiją. Panč istorija yra unikalus pavyzdys,
kaip gyvūno patirtis gali atskleisti sudėtingą socialinę struktūrą ir emocinį prisitaikymą. Nors jis gimė be motinos globos, nuoseklus prižiūrėtojų palaikymas ir pliušinio žaislo suteikta emocinė atrama leido jaunikliui palaipsniui įsilieti į didelę makakų bendruomenę, mokantis žaisti, interpretuoti socialinius signalus ir kurti pirmuosius draugiškus ryšius. Viešumas ir tarptautinė reakcija ne tik padidino zoologijos sodo lankytojų skaičių, bet ir sukėlė plataus masto diskusijas apie gyvūnų socialinę ir emocinę gerovę. Punch tapo simboliu atkaklumo, prisitaikymo ir vilties, skatindamas empatiją ir susidomėjimą primatų elgesiu tiek Japonijoje, tiek visame pasaulyje. Punch patirtis liudija, kad net pačios sudėtingiausios situacijos gali rasti savo sprendimą ir virsti galimybę išgyventi bei prisitaikyti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.